2018 metų Mercedesas GLA 250, priekis varomas, 2 litrų varikliukas, pažeidimas yra šiek tiek į priekinę dalį ir gavęs per galinį ratą. Aš jums to parodysiu, čia niekas nepažeista, radiatoriai, lonžironai, balkis, viskas tvarkoja. Bamperis šiek tiek yra atskylęs. Čia šiek tiek yra, pavraižymų yra tokių smulkių. Čia bamperis taip pat apkibęs. Balandžio 2 bus aukcionas, parsiduoda draudimo kompanijos. Kaip žinot, iš draudimo yra patikimiau pirkti. Stengiuosi visus automobilius rodyti iš draudimo kompanijų. Kaip minėjęs esu kažkada, kad perkam tikrai ir iš privačių, tik reikia juos labiau patikrinti, pasižiūrėti Carfax'us, pardavimų istorijas ir taip toliau. Bet tai mes galim už jūs padaryti, jūs mums tik atsiųskite nuorodą, ką norit pirkti ir mes jums pasakysim, ar verta ar ne. Toliau durys pavraižymą, šiek tiek nedidelį. Jie yra run and drive'as, tai kur jis važiuoja. Šiek tiek mygtukai apsitrynė. Sėdynė taip pat. Pabandau užvesti, kaip jinai dirba. Nėra rakto. Raktas, mano ženkliukas nemačiau ir ofise. Juodos lubikės. Čia viskas kaip ir tvarkingai. Nematau prie ko čia realiai daug prisikabinti. Šitas automobilis jį galima nupirkti buy now, $4600 tik tai jo kaina, 108 tūkstančiai mylių. Taip jis atrodo iš galo, čia trūksta irgi, matau pagrindinis mušimas, kaip ir minėjau, galą į dešinę dalį. Bus jau važiuoklė pažeista ir ratas. Čia nežinau, ką aš čia parodysiu, kiek jais, pažiūrėkit. Mušimas, ir čia. Bamperis ir taip toliau. Šitoje pusėje sėdynė tvarkinga, neištrinta. Čia priekis, matau, yra pažeistas irgi, jeigu gerai matosi, bet čia galima su meniniu lyginiu išlyginti. Čia tik bus ta, bet ir kaina 4,6, žinai.